Gerą dieną visiems. Šiandien noriu pristatyti naują funkciją. Platformoje padaryta, tai yra teisės aktai, kurie yra išleisti ETAR platformoje. Tai sistema kiekvieną dieną vakare 18:30 atnaujina duomenų bazę, surenka visus naujausius teisės aktus paskelbtus ir jūsų patogumui vietoj laikraščio ryte savo įsijungiat tinklapį, užeinat į teisės aktų registrą tokį ir čia sudėti visi naujausi teisės aktai. Šiandien yra 11, tai čia buvo penktadienis 7, šeštadienį, sekmadienį nieko naujo neatsitiko. Dar pridėtos papildomos funkcijos, tai galima patiko, nepatiko, toliau galima pritariu, nepritariu, sekti, jeigu yra įdomu, pereiti į teisės aktą, į originalo nuorodą. Štai čia taip yra. Ir galima rašyti komentarus. Tai labai aktuali tema šiaip tam, kas domisi, aišku, visokiais tokiais reikalais, matyti visas šviežienas, be papildomų pastangų, ten ir panašiai palikti savo nuomonę, komunikuoti tuo klausimu, ar ten dar kažką daryti. Tai yra toks naujas modulis padarytas. Tai visus kviečiu naudotis ir stebėti, dalintis komentarais, savo nuomonėmis apie priimtus teisės aktus. Tai galima daryti. Lygiai taip pat tai yra aktualu ir teisėkūros atstovams, nes jie matys tautos nuomonę apie tai ir galės irgi kažkaip tai priimti argumentus arba nepriimti. Tai tiek norėjau trumpai pranešti apie šitą naują funkciją ir tiek. Dėkui už dėmesį visiems.